Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras ir paskutinę lietingą vasaros dieną uždarome su 4. tarybos posėdžiu. Svarbiausius klausimus ir nuveiktus darbus pristatau jums. Buvo pristatyta ir patvirtinta konsoliduotoji 22 metų savivaldybės biudžeto ataskaita. Tikriausiai esate girdėję apie 4,5 milijono eurų likutį praeitų metų biudžete. Iš jos nepanaudotų lėšų sumos 117 tūkstančių sudaro daugiabučių renovacijai skirtos lėšos, 330 tūkstančių kultūros centro Agila rekonstrukcijos lėšos, 58 tūkstančiai elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo lėšos ir 81 tūkstantis sporto infrastruktūros atnaujinimui ir įrengimui skirtos lėšos. Už šią sumą čia, Juodkrantėje, jau galėjo stovėti nauji padelio kortai. Darysiu viską, kad kitais metais, kitą vasarą, šie kortai čia jau stovėtų. Liepos mėnesį daugelis tarybos narių rinkosi spręsti pirminės sveikatos priežiūros centre vykstančio mobingo. Kiek pranešė, situacija kaip ir normalizavosi. Tikiuosi ilgam, tačiau jeigu ir kitose Neringos savivaldybės įstaigose ir įmonėse vyksta panašus dalykai, nedelsiant kreipkitės ir šią situaciją spręsime. Toliau nerimsta aistros dėl komunalinio ūkio teritorijoje esančio šiltnamio pardavimo. Direktorė neteko darbo, o aš pasigendu aktyvesnės gyventojų pozicijos šio klausimu. Ar jūs pritarėte tokiam Neringos turto parceliavimui? Parašykite man asmeniškai. Gaila, tačiau šiemet vėl nepavyko išvengti vagysčių ar laikinų turto pasiskolinimų. Kalbėjau tiek su administracija, turime vieningą nuomonę, jog reikia plėsti vaizdo stebėjimo kamerų tinklą Neringoje. Tai labai tikiuosi, jog jau kitais metais Neringoje bus dar saugiau. Neringa visiškai nuo gero oro priklausantis kurortas. Koks oras, tokia ir nuotaika apie praėjusią vasarą. Kiek teko bendrauti su Neringos verslininkais, ši vasara, kaip ir praeita vasara, nedžiugino. Ir kol mes Neringoje neturėsime uždarų patalpų teikiančių paslaugas visus metus, tol nieko kito tikėtis ir negalime.